Direktoriau, Balodė Izidorius laukia. Kviestas naujokas čia. Žiūrėk. Nu, jokėlai. Direktorius, klausom. Žodžiu taip, yra taškas naujas karštas. Miškė. Balodė, kas tu yra? Išjung tą šviesą. Aš dirbu, šef, varau po kiaus nors. Normaliai, gerai, žiūrėk. Ročia taškas karštas, uždarė Ignalinos atominę elektrinę, atlikos visas miškė leidžia. Ročia, reikia važiuoti ten, žiūrėti, daryti normalų tyrimą. Sutvarkysit? Žinau, bet dabar problemų. Vyrai, bet žinau, čia labai rimta. Ne, dabar problemų, varom. Gerai, čia yra visa info. Viskas, žemėlapiais informacija. Važiuojant davė. Taigi. Va, mes negaišinam. Varom dabar. Negaišinam. Susiskaitam, susizvanėm, kas toliau, jau paskirsim kažką. Davai, nepavėsim. Davai. Balodė, palauk! Man atrodo, mes ne to keliu einam. Balodė! Kur tu eini? Aš nežinau, mums reiks žmonėm čia toliau rodyti, filmuoti. Mes visai nebesuprantam, kur mes varam. Zidoriau. Mano mobiliakas nuslydo visai. Taip. Direktoriau, jūs įdėjot naują kėlėm ne tuos žemėlapius. Kaip ne tos? Nu, ne tuos žemėlapius, skambina pasiblūdino kažkur. Ne, rimti vyrai prisižadėjo atlikti užduotį, viskas bus gerai, manau. Supratau. Man atrodo, ne tas keliukų. Keliukų belė. O gal Balodė, imtų papilnuosi? O aš galvoju, kad Mėlis žurnalistai, mes papuolėm įvykę vietą. Brūdį, čia vėl, čia mes einam, čia mes einam. Kur mes įvairiausiam? Mėly, žiūrovai, mes jau aptikome radiacijos bunkerį. Jis yra vat... galvoju, dirbti, svarbiausia, nenurautų mum galvų, kad padaryta savo visą reikalą, supranti, viską sudėliuoti. Pamatom žmogų. Aš iš karto klausimus jam, o tu mane filmuoji. Man visai Izidoriau nebesmag pilnos kelnes, nes mes kažkur nublūdėm. Aš noriu, kad vis žiūrovai pamatytų mūsų kelionę, nes mes atrasim kažką tokią sensacingą, gražaus, didelę, ambicingą su pradžia ir pabaiga.
aš tau galiu pasakyti. Plans, direktoriui reiks mėsti iš darbo, aš galiu pasakyti. Nieko čia nėra, nieko nebus. Greitai pranešim, kur mes esame ir kur mes būsim rytoj. Aš parodžiu, bankai vietų, ar nieko nėra. Nu, vaikštam, blūdėm. Tiks nėra, nieko mums nieko negali parodyti, kur reikia. Aš pasivėsiu visą, negali filmuoti. Aš tai surasiu mums kabliuką. Apūdėlį filmuoju. Aš nesuprantu, aš baigiu filmuoti, aš baigiu kalbėti. Palainam ten, man atrodo, kad ten tai čia. Ne, matu, čia nieko nebesigavom, man atrodo. Mes ne čia papuolėm. Tu dėl radiacijos pateisi kiek? Dėl radiacijos? Jo, aš galvoju, pirm varštas, suprantu, nieko nebežinau, ką daryti. Bet tai mums reportažą vis tiek padaryti, nes man nėra batą, jeigu nieko negrįšim. Dirks nuskaupos. Kino drama! Palava! Nėra jokios radiacijos. Niek čia tų keliukų, suprant, kirta miškus palyga nesąmonės, iškarpsia visos mano klydė. Žiūrėk! Pala, žiūrėk! Filmuok, mes parodysim savo kelionę, nes čianais viską reik parodyti. Ta, ką mes sužinojom, tą dėdą surasim, iškasim, jeigu nereiks. Nieko kitką sugalvoti. Tu pranešim policijai. Davai, tęsim mūsų kelionę. Tęsim kelionę. Radiacinis fonas šiuo metu nepakytęs, bet radiacijos išygos yra ten. Sakyk, Kas tokios? žiūrėk, mes pasiklydom. Man ir taip atrodo. Mum direks apgavo. Radiacijos atliekų. Eini pakalbinsim žmonės. Atvykus į įvykio vietą, pasikalbėjome su vietos gyventojais. Pašnekėsim čia, žmonės man atrodo geri. Nežinau, įzyduriu, nežinau. Man kelnis pilnos šinais, kažkas netai vyks. Mes tegino keliatį nuklydom. Reportažas vėl nežino, kur vet, čia mums perkulins kažkoks. Žurnalistai dar netokių bairių pridaro. Pridara. Sutink, pala, man iš pilnos kojas. Visokiausių blakių, o jėzu. Oi, blėt, ne, kaip čia kamera jungt, nejungt. Vietos gyventojai, bėgdami nuo radiacijos atliekų teritorijos, užrakina ir palieka savo namus, užrakina spinomis. Pračekint stogą, nes tenais mums gali tekt nakvoti. Ką filmuok, man batarkė tuoj nusėsim, reikia surinkti visos įrodymus. Aš čia nieko nematau. Visiškai. Čia gali matyti tik tai negyvosios dvasios. Labą dieną, nepabėkit, labą dieną. Volodė, greit filmuok. Volodė, gal. Kaip galvojat apie pavojingas, kaip jūs gyvenate, tada pradėkim nuo to. Pavojingų atliekų garantuotai yra ir jie jas rūšiuoja. Volodė, greit. Varom į zadrobą. Yra žmonių. Labą dieną. Kokie? Sakykit, kaip čia surasti teritoriją, taigi pilna? Nesąmonė, čia vieni grybai geriausiai dygsta. Puikus grybai. O gal galėtume sumeluoti? Trakas filmavimas. O gal galėtume darom siužetą, direktoriui reikia patikti. Ko jis mane laiko, tokį išnyžėlį ar tokį melavį. Matot, pilna radiacijos atliekų. Jie visi viską žino ir nieko neslėps už akių. Jie viską pasakys tiesiai akis. Čia pilna radiacijos atliekų. Jie patys tą patį sako.
gyventojai patvirtino, kad radiacinės atliekos yra saugomos jų teritorijoje ir neišverstas iš Lietuvos. Pora žmonių, kurie gali atsakyti mūsų klausimus pavojingų atliekų, kurios yra realizuojamas šioje teritorijoje. Sakykite, kaip šitoje teritorijoje pasižymi su griausmais? Nai. Pilna radiacijos atliekų ir jie tai neslepia. Šitoj vietai yra pilna ir jie visi to susiję, čia klanas yra. Jūs pripažįstat, kad jūs dirbat klanui? Nai. Matot? O, pagavo! Pažiūrėk, jo pirštų, žiūrėk, 6 pirštai, 3 peneliai. Pažiūrėkit tą, pažiūrėk! Čia jūs vaikas! Va šitai, va, kaip, darykit jo. Давай, Володя, за кадрука попливай. Mes vietoj! Radiacijos matė!